paklausti, kodėl vienas ar kitas poreikis atsiranda būtent tą akimirką. Ir čia irgi iš tikrųjų paėmiau iš paskaitos, čia buvo Agnės Mačiulaitytės paskaita pas mus universitete. Ir aš prisimenu, jis sako, jo, jūs turite teisę visą laiką atsitraukti nuo dalykų, galite toliau tęsti, galite atsitraukti trumpam, galite visiškai nedaryti, jeigu reikia išeiti, pavyzdžiui, į tualetą galite išeiti. Bet sako, paklauskit savęs, kodėl būtent dabar, kai mes kalbam tam tikrą temą arba iškyla tam tikras klausimas, jūs norite išeiti į tualetą. Kiekvienas specialistas yra tam tikros teorinės pakraipos atstovas ir ne vienas nesame pilnai apsaugotas nuo atstovaujamos pakraipos šališkumo. Vartojamos informacijos sintezė ir sąsajų ieškojimas su kitomis perspektyvomis yra raktas į holistišką požiūrį. Nesiūlome priimti vienos teorinės krypties kaip dogmos ar vienintelės tiesos. Kaip tik siūlome prisiminti, kad yra ne vienas veiksmingas analizės kampas. Teorinė kryptis tai yra perspektyva, kurios pagalba galime pažinti save ir savo psichiką. Praktiko atlikimas ar teorinės informacijos pritaikymas savo yra kiekvieno asmeninė atsakomybė. Išgyvenant psichikos negalavimus rekomenduojame kuo greičiau kreiptis į šios srities profesionalus. Nerekomenduojame to atidėti tik todėl, kad kažką išgirdote šioje tinklalaidėje. Labas, su tavim sveikinasi organizacija jau dabar. Aš vardu Dominika, o šiandien studijoje turime judesio tyrinėtoją Agatą Pečiul. Labas. Labas, Dominika. Šiandien su Agata nusprendėm pasikalbėti apie judesį, šokį, galbūt judesį tiek iš terapinės pusės, tiek šiaip iš tyrinėtos pusės, kaip pati Agata pažįsta judesį. Tai galbūt gali papasakoti apie savo kelionę su judesiu ir kodėl aš tave pasikviečiau čia. Tai manau jo, kad gal pradėsiu šiek tiek nuo priešistorės. Nes vis tiek mano pagrindinė pažintis su judesiu gal prasidėjo nuo šokio kaip tokio. Tai pradėjau šokti 12-13 metų ir pagrindinis mano stilius buvo gatvės šokiai. Tai nuo ten prasidėjo visas tyrinėjimas, bet šokio aspektų. Tai jo, šokau ganėtinai ilgai, tada paskui studijavau šokio pedagogiką. Tai po universiteto labai daug, taip sakant, visur dalyvavau, mokiau, stačiau spektaklius ir kažkurio momentu šiek tiek perdegiau, sakykim taip. Ir vat nuo čia, sakyčiau, ir prasideda gal tas kertinis momentas, kai labiau pradėjau kreipti dėmesį nebe į šokį, nebe į techniką, o gal į patį kūną, į pojūčius, į patį judesį plačiaja prasme. Tai jo, tai buvo tokia pertrauka gal nuo šokių kažkur, geri metai tikrai, kur aš net tą pusę nenorėjau žiūrėti. Net išvažiavau iš Lietuvos keliam mėnesiam, kad visiškai atsiribot nuo visko, kas yra šokio kultūra, nes aš ten buvau labai įsisukus ir visas mano gyvenimas praktiškai buvo tik tai šokis ir gatvės šokis, ypatingai hip-hopo kultūra. Tai va, ir kai grįžau, kažkaip pradėjo visi labai klausinėti, ar pradėsiu čia pamokas kažkokias vėl vesti, nes čia pasiilgo mano mokiniai manęs. Ir taip galvoju, wow, visiškai netraukia, bet vis tiek man visą laiką buvo įdomus žmogaus santykis su kūnu, mano pačios santykis su kūnu. Ir kai vesdavau pamokas, kažkurio momentu pajaučiau, kad irgi man net nėra taip svarbu, galbūt mokinių technika kažkurio momentu jau pasidarė, kiek svarbu, kaip jie jaučiasi su savo judesiu. Ir ar jisai jiem padeda, ar jisai kaip tik juos kažkokiu būdu įkalina, sakyčiau, ir galbūt netgi priverčia jaustis kažkaip negerai. Tai vat nuo tada aš kažkaip pradėjau domėtis judesiu gal plačiaja prasme, kaip pati sakau, ir savo akiratį galbūt kaip tik platinti, tai pradėjau eiti jogą individualiai, ten Ajengaro jogos pamokos buvo, nes man atrodė, kad ten duos kažkokį pagrindą tos formos asamų, sakykime. Tada į pilatesą ėjau, kad suprasti, kaip veikia pas juos tie giliai raumenys, ką jie ten, žinai, treniruoja. Tada iš vis ajurvedą studijavau metus. Dar sen prasidėjo eksplorinimas to judesio, jau iš šiuolaikinio šokio pamokas visus seminarus, kurie Lietuvoje vykdavo. Tai jo, man pradėjau tyrinėti judesį per skirtingas galbūt judėjimų kultūras, bet jau aš tai pavadinčiau. Tai ten kovos menus, į kapoeirą ėjau, čia buvo tada joga kitas, tada šokis būtent, bet jau per kito stiliaus prizmę. Ir kažkurio momentu supratau, kad gal visai norėčiau tą visą, ką turiu patirti, ką turiu iš gatvės šokio, ką esu pati, sakykime, praktikuojant jogą ar dar kažkitus dalykus, pradėti jungti ir žiūrėti, kaip žmonės gali tą naudoti ir tarpusavio santykio gilinimui ir galbūt santykių su savim. Tai va taip atsirado tas mano judesio tyrinėjimų projektas Freedom of Movement. Šiaip pavadinimą norėčiau pakeisti, bet vis dar negaliu. Kažkaip atrodo jau toks prigijęs, bet jo buvo idėja
daryti workshopus ir tiesiog atviras pamokas, neprisirišant nei prie stiliaus, nei prie kažkokios fizinės vietos, kaip kad anksčiau aš ten kažkur studijose vesdavau pamokas labai vienoj vietoj tarsi. Tai taip ir prasidėjo ta tyrinėjimo kelionė ir kažkaip atrodo, tie pirmieji workshopai taip visai ir įtraukė žmonės į tą tyrinėjimo kažkokią kultūrą, bent jau taip kaip aš, gal mano tyrinėjimo grupelė kažkokia. Ir ir nuo ten jau prasidėjo ta kelionė, būtent gilesnė galbūt į tyrinėjimus, kuri nuvedė dabar į šokio judesio terapijos studijas, į tą patį IBMT, kur mes su tavimi esam. Tai toks intro maždaug. Ačiū, labai, labai įdomiai skamba ir kažkaip, kai klausiau, supratau, kad mes iš visiškai priešingų pusių judesį, atėjom link judesio. Aš link judesio atėjau per psichologiją, per kūną ir sutikau judesio, tu per meną, per šokį ir irgi sutikom judesį. Tai toks kaip iš priešingų pusių toks ratas. Jo, visiškai iš tikrųjų geras šitas pastebėjimas, nes man, pavyzdžiui, iš psichologinės pusės man visai ką buvo įdomi ir sakykime, kai aš rinkausi ką studijuoti, mano buvo pirmas tas šūvis, galbūt psichologija. Bet tuo metu kažkaip buvo, tai ką tu čia su ja veiksi? Tai tada aš pasirinkau teisę, tiesą pasakius. Ir paskui gausi, kad aš perėjau į šokio pedagogiką. Net neperėjau, aš tiesiog 2 vietose vienu metu studijavau. Tai jo, bet man visą laiką buvo ta psichologinis aspektas artimas, sakyčiau, nes aš tiesiog pati daug skaitydavau. Tai man pasirodė, kad labai natūralu. Bet man dar kartą įrodo, koks judesys gali būti platus ir kokia tai plati sąvoka. Ir tu gali per tiek daug skirtingų pusių prie jo prieiti, bet vis tiek viskas ateina į kūną ir į patį žmogų. Jo. Ir gal, žinai, būtų naudinga klausytojams pasakyti, ką mes turim omeny, kai sakom judesys, nes tai yra labai platu, bet at the same time, man atrodo, kad žmonės gali kažkaip labai susiaurinti, žinai, galbūt kažkuriam judesys yra tik šokis, galbūt kažkuriam judesys yra tik sportas, o apie ką mes šnekam, kai sakom judesys. Iš tikrųjų labai geras klausimas, nežinau, ar turėsiu į atsakymą tikslo, bet kas man gal yra judesys, tai yra visiškai, aš sakyčiau, gyvenimas, kad ir kaip tai skamba šiek tiek taip saldžiai, bet jo, nes jeigu žmogus nustoja judėti, jeigu nėra to judesio, o judesys jisai, žinai, yra net, pavyzdžiui, sėdint visiškai stabiliai, net nejundant, viduj tai vis tiek vyksta tas judesys, skysčiai, kraujas, nežinau, kaip tu kvėpuoji, kaip tavo diafragma veikia, judesys vis tiek vyksta. Tai man galbūt judesys yra ta plačiausia prasme, kad tai yra nuo to, kas vyksta tavo kūne, ir nuo to, kaip tu paskui jau perteki tai savo kūnų, ten, nežinau, judėdamas, darydamas jau judesi kaip tokį vizualų dalyką, kuris matomas kitam žmogui. Tai jo, tai aš sakyčiau, kad judesys čia tiesiog labai platus, žinai, gyvenimas ir tai neturi kažkokia viena kultūra pririšti prie savęs. Tai nėra tik šokis, tai nėra tik sportas, tai yra žmogaus kasdienybė, sakyčiau taip. Klausiausi tavęs ir kaip pasakoju nuo mikro į makro, žinai, toks vaizdas kaip nuo ląstelės, žinai, kaip ląstelė juda. To, kaip mes kaip žmogus, žinai, judam ir po to, kaip visuomenė juda, formuojasi, vis tiek visur visada yra judesys, kaip ir sakėjai, ir jis yra neišvengiamas ir reikalingas augimui. Ir tuomet, kuom tau svarbus judesys, kodėl mes apie jį iš vis kalbam, kodėl mes mokomės judesį? Man tai gal yra būdas, norėjau sakyti saviraškai, bet net nesaviraškai, čia yra mano buvimo būdas, toks judėti. Tai yra mano saugumo zona, sakykime, jeigu aš kažkaip netvirtai jaučiuosi, aš visą laiką atkreipiu dėmesį, koks yra tada mano judesys, koks yra mano kūnas tuo metu, kaip jisai tą judesį nepritaiko. Jeigu aš kažkaip noriu pakeisti, aš vėlgi einu visiškai kitą judesį, sakykime, įeinant į patalpą, jeigu aš žinau, kad man reikės kažką daryti ir aš labai neužtikrintai jaučiuosi, o tas būna dažnai, bet tu turi ten ateiti ir kažką pateikti arba deliverint. Tai aš tada tiesiog pakeičiu savo judesį. Tai man, sakykime, judesys kokią reikšmę jisai turi, aš be jo neįsivaizduoju gal savo gyvenimo ir nelabai įsivaizduoju jokio kito žmogaus gyvenimo be judesio. Man atrodo, kad kai jau tavo judesys pasidaro kažkoks arba kontroliuojamas labai, arba tu jo netinki kažkuria prasme, sakykime, jeigu kažkokį neįgalumą, bet gauni, kas jau labai riboja judesį. Tai man atrodo, bet, pavyzdžiui, man labai sunku irgi pasidarytų, bet tu gali atrasti vidinį judesį kažkokį. Tai jo, tai mano gyvenime aš sakyčiau, kad čia yra tas dalykas, kurio aš galiu galbūt daryti kažkokį poveikį pasauliui ir tuo pačiu ir pasaulis daro man poveikį irgi per judesį. Toks kaip kažkoks bendravimo būdas.
tik tais per judesį, ne per žodžius ar kažką kitą. Jo, visiškai, nes man į judesį sueina ir kūno kalba visa, nes tai yra irgi tiesioginis judesys, ne, kaip žmogus sėdi, stovi, kokia jo yra padėtis ir panašiai. Ir tu net nenorėdamas, man atrodo, kiekvienas žmogus tą šiek tiek nuskaito intuityviai. Jam net nereikia kažkokių žinių, jo kūnas pats sureaguoja į kito žmogaus. Tai... Jo, gerai, kad paminėjai kūno kalbą, nes kažkaip, kaip tik prieš porą dienų galvojau, kaip skirtingos kultūros skirtingai juda. Žinai, kaip italai ten pastovi vienas kitą liečia, o lietuviai tokie labai nenori liestis ir tokie labai statiški, stoiški, žinai, atrodo tie kūnai tokie kontrakte, tokie įsitempę, žinai. Ir kaip tas judesys ir buvimas kažkokiai formai arba nebuvimas kažkokiai formai parodo apie patį žmogų, žinai, ir pačią kultūrą, pačią visuomenę, kaip jinai mąsto, kokie yra sluoksniai, kokios traumos pasislėpusios. Ir kažkaip atrodo tiek daug prarastumėm, jeigu netyrinėtumėm, žinai, judesį ar nepamatytumėm tų sluoksnių, apie kuriuos, pavyzdžiui, paprasta psichologija, žinai, ta pop psychology nekalba. Ten kalba tiesiog apie kas ką pasakė, kas ką pagalvojo, kognityviniai, žinai, procesai ir tas visas judesys yra tiesiog nustumimas, žinai, tarsi jisai visiškai nėra svarbus ar kažkoks antraplanis dalykas, kai, pavyzdžiui, kad ir judesio terapija ima judesį kaip pirmą planį dalyką ir pagal tai bildina ir žiūri, kokia yra ta psichika. Tai kažkaip, jo, trūksta man psichologijai, žinai, to tokio prieimo per kitą pusę. Nes, vat, ką mes ir darom, žinai, per kūną ir judesį, ypač terapiniam, žinai, kontekste, tai atrodo, kad mes tiesiog apeinam iš kitos pusės, tos tamsios pusės, kur nieks nenori žiūrėti, ir mes tada iš tos tamsios, žinai, nepažįstamos pusės bandom sudėlioti puzlį. Ir kai dėlioji iš tos nematomos pusės puzlį, viskas susitvarko toj psichikoje, žinai. Toks atrodo, lyg eitum per kitą galą spręs problemas, bet tada žymiai lengviau ją išspręsti, nes tu viską matai, tu kūną matai, tu judesi matai, tu nematai, kaip kažkoks kognityvinis dalykas, žinai, vyksta galvoje, tu gali bet ką kalbėti, bet per judesį tai neapgausi niekaip. Iš tikrųjų, labai gerą palėtį, sakyčiau, temą, bet jau kas man irgi yra labai įdomu. Ir paskutinis sakinys, kurį pasakėjai, kad judesys negali meluoti. Ir aš visiškai su šito sutinku ir bent jau per eilę metų tiek su šokėjais darbo, tiek su tiesiog judančiais jau paskui žmonėm. Tai man atrodo, būtent, kad verbalika, jinai gali labai dažnai, žinai, po kažkokius labirintus vedžioti. Judesys irgi gali, bet ten yra kažkaip mažesnė tikimybė tam, žinai, kažkokiam melui. Jeigu tu, aišku, labai matai ir bandai priimti tą dalyką, kaip, sakykime, jau stebėtojas, terapeutas, tai man atrodo, kad žmogus yra nuoširdesnis tiesiog savo judesiu. Aišku, yra treniruotų žmonių ir, sakykime, šokėjai, jie gali išeiti į sceną ir pameluoti judesiu, bet vis tiek yra tie mikro momentai, tie pirmieji patys griniausi, kur tu, čia buvo tas žmogus ir nesvarbu, ką jis jau dabar sako ar nesako, čia buvo tas momentas jo griniausio tikrumo, kur tu pamatai tą žvilgsnį, tą galvos pakreipimą, tą galbūt įkvėpimą kažkokį. Ir čia, man rodos, yra labai tie svarbus aspektai. Ir net, pavyzdžiui, irgi kalbant apie kultūras, judesi taip pat lygiai galima ir antropologiškai, sakykime, tyrinėti, ne, kažkaip. Tai labai buvo įdomu kažkada iš tikrųjų per šokio pamoką, kai dar patėjau į pamokas ir buvo mokytas, jisai buvo juodaodis ir jis sako, žinot, aš turiu jums pastebėjimą, aš sako, kiek dabar jau Lietuvoje esu, o šiaip jis yra iš Karibų, ir sako, žinot, koks yra skirtumas, pavyzdžiui, kad ir dėl jūsų judėjimo bendro gyvenime, kaip jūs kasdienybėje vaikšto, sako, ypatingai moteris, sako, pas mus juodaodės moteris, pas jas klubai visą laiką juda. Sako, visą laiką jos eina ir jisai taip, žinai, prasėjo tokį runway. Ir tu matai, kaip kad klubas sako, pas jūs kažkodėl, sako, dažnai Lietuvoje, ką jisai mato gatvėdamas ir tyrinėdamas tiesiog žmogaus eiseną. Jūs sako, jūs skubat visą laiką, jūs tokioj šiek tiek visą laiką save laiko, tokioj ašy. Ir, pavyzdžiui, sako, pas moteris net atrodo, net nejuda tie klubai arba nėra tokie išraiškingi, nes šiek tiek kažkoks yra tas susispaudimas toksai vidinis. Tai irgi labai buvo įdomu, kai jis iškėlė, aišku, per šokio prizmę ir tiesiog, kad mums reikėtų išsilaisvinti labiau, bet vėlgi, tai turi tam tikri kultūriniai aspektai, turi tam poveikį ir irgi, pavyzdžiui, atsispirint vėl gal šiek tiek nuo šokio, bet ten aš irgi tyrinėju tą judesį per kitus dalykus. Vienas iš šokėjų irgi, jisai pasakoja, kaip jisai užaugo. Aš sakau, labai įdomu, kaip jūs ritmą jaučiat.
vat jis yra afroamerikietis. Ir sakau, va ta vis tiek gatvės šokio kultūra, jinai kyla iš afroamerikiečių, mes ten naudojamės ir mokomės tos kultūros iš jų. Tai jis sako, jo, man mama ten vaikystėje leisdavo Tupaką ir mes kartu grūvindavom. Ir aš taip galvoju, wow, pas mus yra šiek tiek kitaip, jo, yra kažkokia, žinai, dainelės ar kažkas, bet viskas nėra tokio grūvo, nėra tokio, žinai, vidinio judesio. Ir va tai vis tiek kažkaip formuoja ir pačią kultūrą, ir patį žmogų, ir ant kiek jisai galbūt laisvai masto, ant kiek jisai, žinai, sistemingai masto ir panašiai. Tai jo, man rodos, kad šitie aspektai yra labai svarbus ir vat kūnas ir judesys čia labai didelį poveikį daro. Vienas yra mąstymas, bet tai yra kažkur išmokti sustatyta, jau kūnas jisai turi savo poreikius. Ir dabar, kai kalbėjau, dar pagalvojau apie tą faktą, kad žmonės, kai kalba viena kalba, jie juda vienaip, o tada tas pats žmogus, kuris kita kalba, jo iš karto visa kūno kalba pasikeičia ir judesys. Tai iš karto, žinai, rodo, kaip skirtingos vietos, žinai, smegenų ir kūno veikia ir mąstymas, kaip, žinai, susijęs yra su judesiu. Ir pavyzdžiui, žmonės, kurie serga disleksija, tai juos pagal judesį galima gydyti būtent per tas kalbas, per kurias jiems, žinai, nėra to užsiblokavimo. Tai, žinai, kai papasakoju apie tą, žinai, grūvą, tai net kažkaip ir toks lyg liūdesys apėmė, žinai, toks lyg liūdesys, kad nėra to mūsų kultūroje. Lietuvoje kažkaip tie visi liaudės, žinai, šokiai, dainos, tokie labai gal kolektyviniai, labai tokie ratiniai, lyg, nežinau, net nemoku papasakot, bet man iškart toks lyg vienio jausmas, žinai, ir to individualumo nebuvimas, kas yra visiškai fain ir nuostabu tam momente, žinai, bet dabar, kai mes keičiasi kultūra ir mes saugom ir mes bandom, žinai, kažkiek tapti individais ir individualizuotis, mums labai sunku, nes to kažkaip mumyse nėra tos kultūros, kaip tapti tuo, kas aš esu, nes visada mes remiamės į kažką ten, kokia yra mano visuomenė, arba ten kokia yra mano mama, mano tėtis, mano kultūra ir tada tu nebežinai, koks tu esi, kai atrodo, jeigu, žinai, nuo mažens būtų padedama atrasti būtent savo kažkokį judesį, žinai, savo būdą judėti. Kaip atsimenu mano kūno terapeutė išmoko atrasti savo judesį, nes pasirodo, mes visi turim kažkokį savo judesį, kuris mus ramina, mus judina, yra, apie mus, žinai. Ir aš, kai jį atradau, aš buvau tokia šokiruota, galvoju, oh my god, aš dabar galiu šitą judesį daryti visada, kai man ten liūdna, sunku ar blogai, žinai, man čia toks atradimas buvo, kai atrodo buvau pratus ten ramintis ten su kvėpavimu arba ten mintimis arba kažkokiais kitais būdais. Kai judesys padaro tai greičiau ir efektyviau, žinai. Tai toks, nežinau, biškai mes čia nukeliavome į kitus sluoksnius, bet visai net nesigailiu. Galbūt galim tada biškai prieiti prie tos pusės apie tai, kaip pasąmonė atsiskleidžia per judesį, nes vis tiek jau kažkaip tą palėtėm, žinai. Kokie yra pliusai dirbti su pasąmonė per judesį, žinai, pavyzdžiui, ne per tą pokalbio terapiją, kuri yra dabar populiariausia, žinai, aukštumose. Vienas dalykas, aš manau, vis tiek kiekvienas savo atranda galbūt patogiausią erdvę. Tai aišku, vieniem galbūt yra priimtiniau reikštis žodžiais, kitiem judesio, bet kas liečia judesį, vis pirma, aš kaip ir dabar kuo toliau, sakykime, tyrinėju ir studijuoju dalykus, tai tuo atrodo labiau patvirtina faktą, kad tikrai kūnas saugo labai daug informacijos ir paprasčiausi dalykai tiesiog gali išlaisvinti ten klodus. Paskui jau kaip juos visus gražiai, sistemingai apdoroti pačiam savo, kad tu nepasimestum ir, žinai, nebūtum tos bangos užklotas, sakykime, ne, tos visos informacijos, kurią kūnas iškėlė. Bet kalbant apie pasąmonę ir kūną, tai man atrodo būtent dėl tos priežasties, kad kūnas saugo tiek dalykų, galima gal kiek paprasčiau prie jų prieiti per kažkokias vizualizacijas, sakykime, ką šokio judesio terapija su kuo dirba, ne, su kažkiam vizualizacijom, judesio atkartojimu, kad tu tam judesį šiek tiek save paimtum, pamatytum ir pradėtum priimti. Nes man atrodo, per protą yra šiek tiek sudėtingiau, nes jis vedžioja per kažkokius labirintus, bent jau man. Nes aš, pavyzdžiui, kai pirmą kartą į psichoterapiją atėjau, tai aš taip kalbėjau 3 dienas, paskui grįžau, sakau, žinot, aš tai sakau, jūs tiesiog užkalbėjau, nes man labai lengva yra pajungti savo visus, žinai, visas žinias ir čia kalbė, bet kai ateini, pavyzdžiui, kūno terapiją kokią nors, tu ten jau negali slėpti su žodžiu. Ten yra tiesiog esi tu, yra kūnas ir jisai reaguoja į dalykus. Ir man rodos, jisai iškelia tos pasąmoningus dalykus ir dėl to galbūt, sakyčiau, bent jau
man asmeniškai tai yra ganėtinai stiprus įrankis, ne ganėtinai, o labai stiprus įrankis, bet kiekvienas atranda savo greičiausiai, žinai, šitam dalykui. Mane čiurpėjo, kai pasidalinai savo patirtim, nes visiškai, žinai, relateinu, koks, žinai, didelis skirtumas yra tarp pokalbio ir kūno ar judesio terapijos. Aš nesakau, kad, žinai, pokalbio terapija useless, bet palyginus su tuo, kaip greitai, kiek giliai ir kokią vietą gali užčiuopti darbas su kūnu ir judesiu, tai atrodo nepalyginama. Ir galbūt į tą temą galim pakalbėti, mes jau nekartą esam kalbėjusios, bet apie tai, kaip, pavyzdžiui, tau šokio terapija nelabai veikia. Gali gal papasakoti šiek tiek? Na, jo, čia įdomus iš tikrųjų dalykas, nes aš kai įstojau į šokio judesio terapiją, tai aš ten įstojau labai aiškiai, nes aš noriu papildyti savo įrankius savo projektam su judesiu. Ir per visus, sakykime, 2 metus, kai buvo kažkokios šokio judesio terapijos paskaitos, būtent praktinės, aš kažkaip vis nesuprasdavau, galvoju, kodėl visus ten kažkaip jiem iškelia kažkokias emocijas. Man kažkur minimaliai kažką paklikina, bet aš taip ramiai ganėtinai priimu. Ir tada aš pradėjau vesti paralelės tarp šokio. Aš galvoju, šiaip suprantama, nes aš per šituos kažkokius kūrybinius įrankius ėjau per šokį. Ir aš vis dar negaliu, žinai, savyje atrakinti to, kad, atidam dabar tai, kad aš žinau, kaip šokt. Ir vat galbūt tas yra šiek tiek su šokėjais kitas dalykas, kad kai tu esi pratęs valdyti savo kūną, čia atsiranda tas pats, kaip žinai, kai tu esi pratęs kalbėti ar eini į kalbinę terapiją, tai kai tu esi pratęs šokt, tu labai daug dalykų gali irgi paslėpti arba labai daug dalykų moki sukontroliuoti, nes tu puikiai valdai savo kūną. Ir tai kažkaip man vis tas būdavo paralelės su šokiu, nes duoda kažkokią užduotį ir aš tyrinėju, tai kaip tyrinėčiau tiesiog kūną, aš netyrinėju, ką aš jaučiu, kas man iškyla, aš labiau einu. Tai čia kūrybinis procesas šiuo metu vyksta man. tai man atrodo, dėl to mes kažkaip ir su šokėjais diskutavom, kad šokio judesio terapija, kadangi jinai ateina šiek tiek vis tiek iš šokio ir kas tau jau yra labai pažįstama ir saugu atrodo, tai tu ten jau jauties patogiai ir tu tarsi neiškontempliuoji kažko dar ant viršaus. Bet, pavyzdžiui, su kūno terapija, ir, sakykime, ten kokie bodyworkai arba tiesiog anatominis, žinai, patyrimas kažkoks, man jau visai kitaip veikia, nes ten tu jau nebeturi veikti, tu neturi kažkaip, žinai, pajungti vaizduotės ir su tuo eiti per tą prizmę, kas šokėje labai artima. Ir ten man prisimenu per paskutinius metus, ten tada buvo tas momentas, kai mane išnešė ir aš sėdėjau vienintelė apsiverkus, nes man iškėlė daug dalykų, aišku, paskui tu jas nešėjau į terapiją savo asmeninę. Tai sakyčiau, būtent dėl tos priežasties, nes yra daug kūrybinių įrankių, kurios naudoja šokio judesio terapeutai ir šokėje tos pačius įrankius naudoja ir tau tiesiog užtrunka laiko persiorientuoti. Bet, pavyzdžiui, dabar man jau greičiausiai veiktų greičiau jie, bet dėl to, kad jau yra labai daug įdirbio. Jau kad tu sluoksnis po sluoksnio nuėmė, žinai, tą šokėjo kelią ir tada jau gali eiti ne tik tai, žinai, per kūną ir per kūrybą, o jau kiek giliau per patyrimus, per išgyvenimus, per pojūčius kažkokius gilesnius ir panašiai. Jo, čia kaip Agnietė, mūsų studijų organizatorė, pasako, kad geriausiai pasiekti giliausias traumas veikia tas kanalas, kur tu esi mažiausiai just jame būti. Tai pavyzdžiui, man ten dailės terapija turbūt nelabai ką bekrapštytų, bet kūnas tai mane nudaužo baisiai. Arba koks judesys, kur aš visiškai jokios patirties su judesiu nesu turėjus. Ir ten, pavyzdžiui, koks autentiškas judesys, žinai, girdžiu, kaip ten mūsų kursiokas dalinasi, kad galvoja, ar tą judesį kažkur išmokau, žinai, ar aš iš savęs darau. Man net nekyla tokio klausimo, nes aš jokių judesių nesimokiau, aš nelabai judėjau, žinai, iš vis toks labai statiškas buvau žmogus. Tai atrodo visai iš skirtingų pusių, tai gal ir tai būtų naudinga turėti omeny renkantis kryptį, žinai, per kur save tyrinėti ir kokiu tikslu. Nes, pavyzdžiui, ten pokalbio terapija kaip kokia palaikomoji labai gerai, jeigu tu eini giliai ten su kokia nors judesio, kuri labai stipriai tave, žinai, krapšto. O kalbant apie judesio ir šokio terapiją, noriu paklausti, ar jos atskiriamos šokio nuo judesio, ar čia yra kažkaip viena, nes mes su tavimi mokomės judesio ir kūno, bet tu dar mokaisi šokio ir judesio, tai gal galėtum šiek tiek išklėrinti, nes klausytojai jaučia šiek tiek pasimetę. Ja, sakyčiau, nes vėlgi studijos, kuriuose aš buvau, tai yra šokio judesio terapijos magistras. Tai vėlgi ten jau iš žodžių girdisi ne šokio ir judesio terapija. Tai aš sakyčiau, kad judesio terapija kaip tokia gal yra
platus terminas, tiesiog platesnis, po kurio yra ir šokio judesio terapija, nes vėlgi kažkur ir įrankiai tie patys yra naudojami, kažkur yra galbūt atskirimas. Tai jo, tai aš tiesiog dėčiau skirtumą tokį, kad judesio terapija yra platus terminas, o šokio judesio terapija yra jame vienas iš tų dalykų, kuris naudoja, žinai, judesį, bet kur dar yra ir šokio elementus, kur yra kūrybiniai elementai ir kažkokia savo metodų bazė tam tikra. O tada trick question, kuo šokis nuo judesio skiriasi? Šokis nuo judesio skiriasi. Vėlgi, pavyzdžiui, grįžtant, ne, į kokį, vat, ką tu minėjai prieš tai, autentiškas judesys. Kaip pavyzdys galbūt, jame nėra, ne, kažkokios kūrybos, ne, sakykime, nėra kažkokių vat, įrankių, kur tau reikia kažką vizualizuoti, kurti ir panašiai, ten yra tiesiog tu, tavo kūnas ir koks tau judesys, tai net nėra muzikos. Sakykime, šokio judesio terapija yra muzika, yra, ne, kažkokios užduotis, galbūt kažkokie daiktai, kurie bando ištraukti pas tave ne kažkokias vizualizacijas, netgi gali būti vizualinis vedimas tam tikras, ne, ir kuriam tu jau bandai jį judesiu kažkaip parodyti, kažkokią istoriją galbūt judesiu parodyti. Tai aš sakyčiau jo, kad galbūt skirtumas tarp šokio judesio tas ir yra, kad vienur tai yra labiau toksai nuogas gal dalykas, o kitur jisai gali būti šiek tiek labiau apvilktas į kažkokį kūrybinį aspektą. Ir man atrodo, ir jie abu ganėtinai paveikus, nes galbūt vienam žmogui yra lengviau pasakoti per kažkokią istoriją savo patyrimą, žinai, per tą kūrybą, kur tu galbūt sukuri kažkokią, žinai, kažkokį šokį ir apie jį pasakoji, žinai, trečiojų asmenių apie save, o kitur galbūt, žinai, yra lengviau, kai tiesiog tau reikia, gal ištraukti nėra tas žodis, bet tiesiog pabūti su savo autentišku judesiu arba jo nebuvimu. Tai irgi yra normalu. Tai vad, pavyzdžiui, kad ir grįžtant šiek tiek galbūt nuo šito klausimo atitrūkus, bet norėjau dar atliepti prieš tai, ką kalbėjai apie autentišką šokį, sakykime, ir šokį. Ir vat, autentiškas šokis. Bet man kaip šokėjai, čia buvo toks, prisimenu, man pirmą kartą parodė autentišką šokį ir aš taip, dabar it's about nothing. Gal klausytams gali šiek tiek papasakoti apie autentišką judesį ir šokį, nes galimai yra pasimetę trumpai, kas tai yra ir tada pakomentuoti. Tai autentiškas šokis, bent jau sakykime, iš to, ką ir mes dabar studijuojam ir ką universitete pateikia, tai vėlgi ten yra ne judėtojas, yra ir stebėtojas. Ir aš sakyčiau, kalbant apie šokį ir autentiško šokio skirtumą, tai yra galbūt tas vidinis judesys kažkoks, ne, kuris tau ateina ir kuris kažkokią neša prasme tam tikrą. Bet būtent tas, jau žinai, apie pasąmonę ir judesį, kai mes šnekėjom, ir ant kiek tyrinėjimas, aš sakyčiau, kad ten yra ganėtinai stiprus šitas dalykas, kur tiesiog judesys ateina ir jis kažką atneša tau. Tai vat, jo, tai aš taip suprantu autentišką šokį. Galbūt tu mane galėsi papildyti šitoje vietoje. Kažkaip, jo, aš gal nebūčiau sakius kaip tu labai taip gražiai pasakei, galvoju, aš net nebūčiau apie tą vidinį judesį pasakius. Man autentiškas judesys ar šokis, ta autentiško judesio, žinai, disciplina yra tokia, vat, kaip ir minėjai, apie nuogumą, žinai, apie tokį, jeigu, žinai, sėdi ir pas tave daug minčių ir viskas vyksta, tai apie perkelimą ir parodymą kitam žmogui per judesį. Toks lyg kažkoks, lyg reiktų išsiversti, žinai, save išvirkščiai ir parodyti, žinai, kas esi kitam žmogui. Šiuo momente su tuo, su kuo esi. Vat aš taip, žinai, matau. Ir iškart matos, kad aš iš psichologinės perspektyvos viską tyrinėjau, tai iš judesio. Labai jo įdomus buvo šitas pasakymas, nes man tada iš karto paralelė su šokiu susivedė ir kūryba, nes kai mes kalbam apie jau parodymą kažkokios istorijos šokių, ne, arba judesio, man tai jau yra apie būtent šokį daugiau ir galbūt apie šokio judesio terapiją. O kai kalbam apie tą autentišką buvimą, kur tu nekuri kažkokios istorijos, o tiesiog judesys ateina iš kūno vidaus, man tai jau yra labiau apie autentišką šokį. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie autentišką šokį, man buvo ganėtinai ilgą laiką sunku atrasti tą vidinį tikrai autentišką judesį. Nes toks atrodo, tu esi daug prilipdęs labai formų ant to judesio, žinai, technikos, šokio kūrybinio patyrimo ir kaip atsisėst ir pradėti judėti tik tada, kai kūnas sako, gerai, tu dabar iškyla judesys. Tai man čia buvo ganėtinai iššūkis toksai išsėdėt, išgirsta tikrai judesį ir judėti taip, kad ant kiek tai minimalistiška, ant kiek tai gražu ar negražu, bet tai yra tas.
Su autentišku yra tas, kad, žinai, visada būna, man čia dabar reikia, žinai, judėti arba kažkokį judesį padaryti, kad tiesiog nestovėtum vietoj arba nesidėtum vietoj. Tai yra, aš esu į tą trep tikrai kritus pirmais kartais, ypač patį pirmą, žinai, kartą, kai man terapeutė, žinai, sudarėm autentišką judesį. Aš vien išgirdus užduotį, kad man reiks priešais ją judėti 10 minučių, aš apsiverkiau, žinai, nes aš antiek, nesu pažįstama, nebuvau tada, žinai, pažįstama su judesiu, su dar prieš kažką judėti. Aš judėjus esu ten kablį, žinai, arba jagoj, bet ne kažkokiam tokiam dalykė. Ir, žinai, kai jau buvo tas judesys, gavosi taip, kad aš judėjau dėl to, kad aš galvojau, kad man reikia, nes čia tokia užduotis, nes ką kitaip, tada terapeutė sužinos apie mane, jeigu aš nejudėsiu. Ir, žinai, ir po to terapeutė sako, bet žinai, kad galėjai tiesiog sėdėti, tipo, žinai, ten 1 milimetrą siubuoti, jeigu tu to norėjai, žinai, that's it. Tai man čia buvo toks revelation. Ir kažkaip, vat, nuo tada pavyksta, bet jau autentišką judesį, žinai, kitaip žiūrėti. Ir apskritai ta autentiška judesio praktika tokia gili, atrodo, kuo daugiau darai, tuo daugiau sluoksnių, žinai, atsidaro. Tu niekad nežinai, kokia tavo dalis tada išlys, ar kokia ten istorija pasislėpus, žinai, atsivers. Visa tokia kaip loterija būna. Nežinau, ar ir tau panašus patyrimas. Jo, man šiaip labai tai apie buvimą tikru. Ir, žinai, apie tą priėmimą to tikrumo. Nes vat, ką ir pati paminėjai, noris kartais performinti. Jo. Atrodo, taigi yra tas stebėtojas, jisai kažką stebi. O tu tiesiog guli. Ir atrodo, tai kaip čia dabar. Tai pakalbėjom šiek tiek apie autentišką judesį, šokį ir šiaip judesį. Dabar galbūt galim šiek tiek iš teorinės pusės, tu gal daugiau patirties turi, žinai, kokios yra skirtingos teorijos ir prieimai, žinai, į judesį, jo tyrinėjimą. Aš dabar galvoju, aišku, tokie, žinai, blokais, kas, sakykime, yra, kas populiaru šiuo metu. Galbūt per tą prizmę. Tai, pavyzdžiui, dalis žmonių tyrinėja judesį per tą taip vadinamą primal movement. Ne, kaip praeitį, kaip vystėsi judesys tiesiog žmogaus kūno padėtis, sakykime, nuo judėjimo 4, nuo kažkokio labiau gyvuliško tokio judėjimo, iki to, kaip mes jau dabar judam, ir, sakykime, vaikštom 2 kojomis, sėdim galbūt daugokai. Tai irgi keičia mūsų judesį bendraja prasme ir keičia mūsų galbūt judesio vystymasi ilgainiui kažkaip. Pavyzdžiui, ką mes IBMT nedarom, tai vėlgi labiau atkreipia dėmesį į tai, kaip vystėsi judesys nuo vaiko, nuo kūdikio, kaip tie paternai vystėsi ir panašiai. Tai sakyčiau, čia galbūt būtų tokios 2 pagrindinės pagal mane kryptis, pagal ką žmonės dabar daugiausia žiūri ir pagal ką galbūt labiausiai ugdo savo judesį, ir iš kur imam pagrindą. Vėlgi, kita dalis labai atkreipia dėmesį į biomechaniką ir kaip yra sveika judėti. Būtent kaip anatomiškai mūsų sustatytas yra kūnas ir kas pagal tą anatominę sandarą, pagal visą biomechaniką, koks yra sveikiausias judėjimo būdas. Nes jeigu mes vėlgi šiek tiek grįšim prie šokio, toli gražu ne visi šokio stiliai ir joks profesionalus, nei sportas, nei šokis nėra sveikas kūnui. Čia galbūt toks garsus pasakymas, bet taip yra, nes tu vis tiek turi kažkokį vieną paterną, kurį tu non-stop darai ir tai šiek tiek kūną kai kur pastiprina, kai kur pasilpnina, nes naudojami tie patys, tos pačios raumenų galbūt grupės, taip pat apkraunami sąnariai ir panašiai. Tai yra tokių jo kaip axis syllabus, pavyzdžiui. Tai vėlgi jie labai tyrinėja iš biomechaninės pusės, nežinau, jie labai plačiai tyrinėja iš tikrųjų judesį, daro researchus tiek ten iš antropologinės pusės, net prisiliečia prie tokių researchų. Ir jie, pavyzdžiui, tyrinėja, kaip sveikai judėti, kaip šokti sveikai, kaip šokti taip, kad tu nežalotum savo kūno, kaip leistis į žemę, kad tu nežalotum savo kūno. Tai sakyčiau jo, kad daugiausia galbūt tokios pakraipos, o visa kita jau ant to tiesiog statosi ant viršaus, žinai, ant arba anatominių žinių, ant medicininių kažkokių kineziterapinių žinių, arba jau tada per tą būtent developmentą visą kūną. Kai kalbėjai apie tą visą biomechaniką, žinai, aš pagalvoju apie Jangaro jogą, kur, aš esu judesį tyrinėjus nebent daugiausiai, žinai, tik iš jogos ir skirtingų pakraipų ir jau keli metai, žinai, vaikščiuju ir žiūriu, kur kas, kaip jie skiriasi, žinai.
Ir kuo toliau, tuo labiau prieinu, žinai, išvados, kad joga nėra taip sveika kūnui, kaip, žinai, visi sako, kad yra. Ir, žinai, kaip ir sakyti, žinai, pasikartojantis judesiai ir tu juos darai vėl ir vėl ir vėl. Ir, tipo, jeigu dar kiekvieną dieną ir galiausiai, žinai, po 10, po 15 metų, tu būni tiesiog labai dideliam disbalanse. Ir, vat, Ajangaro joga turbūt vienintelė joga, kur aš nemačiau, žinai, to pavojaus, vat, būtent šito, nežinau, vat, ką tu manai apie jogas, nes irgi, man rodos, turi patirties ties to. Šiaip aš dėl šitos priežasties labiau įėjau į Ajangaro jogą, nes man atrodo, kad, kad mažiausiai žalojanti kūną. Nereiškia, kad joga šiaip žaloja kūną, tai čia, nėra šitas statementas, nes aš manau, kad ir kokią tu kryptį pasirinksi, jeigu tu ją darai sąmoningai ir jeigu tu atkreipi dėmesį, ką tavo kūnas gali padaryti ir kada jį reikia stabdyti, tu gali bet kokį kryptį jim daryti ir tu turėsi sveiką kūną. Nes manau, yra geriau judėti, negu nejudėti visai. Tai, sakykime, renkantis iš dviejų dalykų. Bet jeigu mes jau kalbam apie tokius pastovius darimus, kažkokius, jau einant į tą profesinę sritį, tai sakyčiau, kad vis tiek yra tas limitavimas kūno ir man rodos, bet koks limitavimas kūno nėra geriausias pasirinkimas. Bet, sakau, kadangi vis tiek žmonės siekia kažkokių dalykų, tai dėl to atsiranda tos ribos kažkokios. Nes man atrodo, jeigu kūnas gali judėti daugiau skirtingom kryptim, tai verta jas ir išnaudoti irgi daugiau. Tai toks, bet forma yra būtina galbūt tam tikrais atvejais dėl saugumo, bet jeigu tu jauti, kad ta forma tau netinka ir, sakykime, tau nepasikreipia taip kojas, nežinau, tau neatsidaro tokiu būdu klubai, tau nesueina taip, tai galbūt tau ir nereikia šito dalyko. Gal verta patirinėti, galbūt turi ten kažką, ką reikia apčiuopti, ir galbūt kažkiek, nežinau, nesakysiu pataisyti, bet kažką ten patirinėti ir iškelt. Bet jeigu šiaip kūnas nepriima to, tai galbūt arba nelaikas, arba gal iš vis nereikia ten eiti. Gerai, kad paminėjai, žinai, sąmoningą ir nesąmoningą judesį. Nes, pavyzdžiui, atėjus, tarkim, į jogos kažkokią pamoką, žinai, labai daug priklauso tiek nuo pačio mokytojo, tiek nuo paties tavo sąmoningumo, žinai, ar tu bandysi daryti aklai, atkartoti judesius, tam, kad juos atkartoti ir nejaust, kad tau čia tempia kažkas skauda, net tiek pat ten į abi pusės atsisuki, bet tu nori tiesiog daryti, ką visi daro, tam, kad neįsiskirti, nes mokytoja dar sako, davai, aukščiau koją kelk, žinai. Ir tada tikrai yra žalojamas, žinai. Ir aišku, galbūt geriau judėti, negu nejudėti, bet su trauma būtų irgi negerai, tai vis tiek turbūt viskas į tą kažkokią asmeninę atsakomybę ir sąmoningumą atsiremia. Ir tuo pačiu norėjau paklausti, kaip tu matai skirtumą tarp to, kaip minėjai, sąmoningo ir nesąmoningo judesio? Aš manau, sąmoningas judesys, kai tu atkreipi dėmesį į savo pojūtį ir į savo ribas, nes man kažkaip visą laiką sąmoningumas šiek tiek asocijuojasi su ribom, nesvarbu ar tai asmeniniam ribom, ar tai kūno ribom, kad tu jas suvoktum, galėtum priimti ir jau tu darai labai sąmoningą pasirinkimą, kur toliau su tuo judėti dalykų. Ar tu nori kažkaip tas ribas gilint, platint, ar tau kaip tik tos ribos yra priimtinos ir čia yra reali tavo riba. Tai sakyčiau kad sąmoningas judesys man yra apie tai, kad tu gali sustoti ir pagauti save akimirkoje, kas vyksta su tavim, kas vyksta su tavo kūnu, o nesąmoningas galbūt labiau, kai tu tiesiog įdėjai iš tokio instinkto ir toks, kas vyksta, vyks. Ir man atrodo, abu būdai šiaip yra faini patirt. Nes tu negali visą laiką užsižaisti ant to, kad aš čia dabar sąmoningai sėdžiu, aš čia dabar sąmoningai šoku, aš čia dabar sąmoningai judu. Šiek tiek apkrautum protą per daug su tais jau permastymais, bet man atrodo, kuo tu daugiau sąmoningumo taikai, tuo tai irgi pasidaro labiau automatiškai atsikreipia dėmesys tada, kai kažkas tau neatitinka. Tai va čia galbūt tas yra pagrindinis aspektas, kad gal nereikia permastyti visą laiką, bet kad tu galėtum save pagauti pagrindiniais momentais, kai reikia pajungti tą tokį, ką aš dabar jaučiu, kodėl aš tą jaučiu ir ar man verta judėti toliau, ar verta čia dar pabūti. Tai sakyčiau taip. Labai patiko tavo papasakojimas, neturiu ką pridėti. Skritai gal dar nebent, bet čia irgi prie to ribų suvokimo, apie savo suvokimą erdvėje, kur aš esu erdvėje, nes mes dažnai būnam tiesiog ir net nesuprantam, kad mes visą laiką pakampėm vaikštom arba per vidurį visada norim būti. Tas kažkaip, į tą irgi kažkaip atkreipdėmėsi, kur aš esu erdvėje, kokia, žinai, poza yra mano kūnas, kaip jis juda. Labai padėjo, kai mes IBMT, žinai, mokėmės sakyti,
kokia kūno dalis ant kokios kūno dalies dabar man yra, nes aš, niekad mes nesuvokiam, kaip mes sėdim, arba kaip kalbam, kaip rankas, žinai, judinam, arba galvą, kad jinai ten visada atsilošus. Ir iš tikrųjų daug nuo to priklauso, nes atrodo, galbūt kažkas galvoja, kad, gerai, ir kas, kad aš tiesiog tiesiai sėdėsiu, kas, kad aš daug judėsiu, kokia mano to nauda. Agata, kokia nuo to nauda žmogui? Manau, nuo judėjimo. Šiaip iš tikrųjų, geras paminėjimas tuo, kad ir buvimo erdvėje, nes man atrodo, į sąmoningą dalyką irgi yra toks aspektas, žinai, yra kūno poreikiai, pavyzdžiui, bet paklausti, kodėl vienas ar kitas poreikis atsiranda būtent tą akimirką. Ir čia irgi iš tikrųjų paėmė už paskaitos, čia buvo Agnės Mačiulaitytės paskaita pas mus universitete, ir aš prisimenu, jis sako, jo, jūs turite teisę visą laiką atsitraukti nuo dalykų, visiškai normalu tokiuose paskaitose, kadangi yra procesai tam tikri. Galit visiškai pasitraukti, galit toliau tęsti, galit atsitraukti trumpam, galit visiškai nedaryti, jeigu reikia išeiti, pavyzdžiui, į tualetą galit išeiti. Bet sako, paklauskit savęs, kodėl būtent dabar, kai mes kalbam tam tikrą temą arba iškyla tam tikras klausimas, jūs norite išeiti į tualetą. Būtent ten. Galbūt tai yra kūno poreikis, bet galbūt tai yra saugiklis kūno. Būtent tą poreikį iškelti tada, kai tau kažkas neiškyla tokio, kur galbūt tu ne visai norėtum ten eiti. Galbūt ir reikia, bet galbūt nelabai tu nori. Tai tai aš manyčiau, kad čia irgi yra apie tą sąmoningumą ir sąmoningą judesį ir sąmoningą suvokimo kūno bendraja prasme ir apie tą erdvėjį buvimą. Jo, iš tikrųjų, supratau, kad visada aš, kai, pavyzdžiui, darau kažką ir aš pajaučiu, kad aš paimu raigelį ir praėjus scrollint, aš visada stengiuosi nueiti pažiūrėti, nuo kokios minties tai prasidėjo. Dažniausiai būna ta mintis, kur aš nenoriu joje būti, ten kažkas, žinai, tamsaus, kažkas, ko nenoriu tęsti, nenoriu žiūrėti ir tada aš tiesiog automatu imu raigelį, žinai. Tai irgi galima turbūt šitą to pritaikyti daug tokių dalykų, kur, žinai, darom nesąmoningai kažkokius kaip mini pabėgimus, žinai, tokius kaip gynybas, kurias naudojam turbūt dažniau, negu mums net atrodo. Taip, kažką dar norėjom pašnekėti. Norėjau paklausti, kaip, aišku, mes jau turbūt pasakėm daug kartų, kad judėti yra sveika ir judesys yra amazing, bet galbūt šiek tiek daugiau iš tos biologinės pusės, kodėl judėjimas yra sveikas ir kuo, žinai, paprastas judesys padeda mūsų psichikai ir kūnui. Pirmas dalykas, galbūt, kuris man iš karto iškyla kaip toks, tai tiek šokio, tiek judesio prasme, tai vis tiek yra smegenų neuroplastiškumas, sakykime, kad kažkokie naujos neuronų jungtis, jos vis tiek formuojasi tada, kai tu judėjai ir, pavyzdžiui, kodėl sveika yra šokti. Yra kažkokios užduotis, kažkokios kombinacijos, jos gali tau gautis ar ne, bet jos skatina smegenų veiklą. Jos skatina kažkokį naujų neuronų susidarimą, kažkokį naujo požiūrio arba smegenų kūno įdarbinimo principus. Tas pats, sakykime, nežinau, jeigu mes nueisim vėl į tą vystimosi fazę kažkokią, mūsų sensoriką. Mes judėdami vis tiek skanuojam ir priimam ir atiduodam kažkokią informaciją. Tai tas pats yra prisilietimas, nors mes kalbam apie judesį, bet tu vis tiek jauti savo kūną, tu jauti pagrindą, tu jauti kitą žmogų šalia, ypatingai jeigu neegzistuoja dar kažkoks artimesnis ryšys. Tai irgi veikia tavo smegenų veiklą, tai irgi tavo vystimusi sudaro tam tikras, sakyčiau, pagrindus. Tai kodėl judėti sveika, aš manyčiau tai, kad nuo to priklauso tavo tolimesnis vystimasis, arba tu sustosi, arba tu kaip tik sugebėsi vis naujus neuronus įdarbinti, kažkiam dalykui. Kažkaip prisiminiau, kaip pasakoja apie Linda, man rodos, Linda Hartley rašė, kad judesys ir prisilietimas yra pirmos mūsų kalbos. Tai yra pirmi būdai, kaip mes, kaip ir sakai, pažinstame pasaulį, kaip jį pamatom ir labai noriu paminėti, ką aš irgi IBMT studijose sužinau, kad mūsų nervų sistema vystėsi pagal judesį. Tai, žinai, per judesį vystosi nervų sistema ir dabar mes taip pat galim ją ir toliau vystyti per judesį, jeigu mes pasirenkam tai daryti. Arba galim toliau uždaryti kažkaip save ir kentėti realiai. Visiškai, netgi, pavyzdžiui, kognityviniai dalykai, kaip ten atmintis, dėmesio sutelkimas, sakykime. Tai judesys padeda šitiem dalykam vystytis. Nežinau, bet kokios judesio praktikos, net paimkim tą pačią jogą, apie ką mes prieš tai šnekėjom.
jinai vysto tai, kad tu esi labiau susikaupęs, kad tu gebi per judesį labiau susikaupti, labiau save susirinkti ir nebūti išsibarstęs. Tai jo, tai aš sakyčiau, visais aspektais nerandu nei vieno prieš, kodėl judėti būtų negerai. Vat, jo, nėra kažkaip, man atrodo, net kai tu per daug užsižaidė savo mintise pats, pavyzdžiui, save reflektuodamas, kas man yra artima. Aš galiu užsireflektuoti. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, po mūsų pokalbį aš tikrai eisiu ir dar reflektuosiu, kas vyko, apie ką mes kalbėjom, ką pasakiau gerai, ką pasakiau galbūt negerai, kur atitinka, kur netitinka. Bet judesys, jis tau leidžia galbūt neužsibėgioti savo sąmonės labirintuose, savo minčių labirintuose, o kaip tik labiau išveikti šitą dalyką. Ir sakykime, kai man atsitinka tokie būdai, kur aš jaučiu, kad aš tiesiog mąstau per daug, aš tiesiog įsijungiu muziką pagal nuotaiką tos dienos ir einu į šokį. Tada toks būna, ir viskas susidėlioja kažkokius stalčiukus. Galbūt nepilnai, nes tai būtų per daug, taip žinai, magiška. Bet dalinai, manau, kad čia yra tas būtent aspektas, dėl ko, man rodos, judesys turi labai didelę galią. Jo, labai pažįstama, nes atrodo, aš irgi, jeigu lūpinu kažką galvoju, atrodo, kad esu įkritusi kažkokį tą vadinamą paterną. Tai irgi padeda nebūti, kartais man tiesiog mankšta padeda, arba ten, nežinau, paprasti sąnarių prasukimai, žinai, ir tai jau atrodo kažkiek išeit, žinai, iš to lūpo padeda. Gal tu ir nesuprasi, kodėl tu ten lūpinai ir ką tu pamatėjai ar nepamatėjai, bet vien iš tos kančios atsitraukti ir išeit jau labai daug duoda, bent jau tu start, žinai. Tai for sure. Ir tada pabaigai noriu paklausti, galbūt turi patarimų, kaip žmonėms integruoti judesį į savo kasdienybę, žinai, kad tai nebūtų, nes nėra nieko blogiau, kaip tiesiog sakyti, imk dar vieną papildomą praktiką, žinai, kur jeigu ypač ten žmogus jau daro dalykų, žinai, auga ir dar viena papildoma praktika yra tikrai ne tai, ko žmogus, žinai, nori. Manau, tikrai net judesio kaip tokiam nebūtina dar papildoma praktika, nes dabar, kol kalbėjau apie paternus ir lūpas, net pagalvojau, čia, aišku, reikia sąmoningumą šiek tiek įjungti ir sustabdyti save akimirką gal, bet net, žinai, plaunant indus, tiesiog stebėti savo rankų arba pirštų darbą, čia tu vis tiek tai yra judesys. Tašmė, kad ir ką tu darytum, ten egzistuoja judesys. Ir atkreipti tai dėmesį jau būtų tas dalykas, kuris šiek tiek tą lūpą numažina galbūt arba pritildo kažkiek, sakyčiau, o bendrai kasdienybė judesys, tai aš manau, čia užtenka labai mažų dalykų. Žinai, tiesiog atsikelt ir, sakykime, pasiražyti lovoje. Bet pasiražyti taip, kad tu suprastum, kad tu tą darai. Pagalvot, dabar aš pasiražysiu, žinai. Nežinau, atsikėlus, pavyzdžiui, aš ne visą laiką tikrai spėju mankštą padaryti. Ir būna kartais dėl to toks, žinai, kalties jausmas, kad čia reikėtų. Bet iš kitos pusės aš, pavyzdžiui, visą laiką 10 minučių skiriu tiesiog pajudėti pagal man patinkamą muziką. Ir to visiškai pakanka. Ta prasme, taip, jeigu tu ten nori daugiau, galėjai daugiau, bet kasdienybei tau kažkiek tai emociniai sveikatai, šiaip kūno net, ne, sveikatai. Tai tiesiog pajudėti, bet tom skirtingom darim be jokios formos, be jokio, žinai, tokio, kad čia turi būti kažkokia sistema to judesio, turi būti kažkokia poza, turi būti kažkokia, žinai, technika. Ne, tiesiog mano kūnas nori šiandien judėti taip. Ir 5 minučių tokio pajudėjimo, man rodos, kasdienybėje tai jau yra pakankamai. Jeigu daugiau valio, bet man rodos bent jau 5 minutės, arba nežinau, bent jau einant iki mašinos, ten tiesiog kartais padaryti ilgesnį žingsnį, kartais trumpesnį, man rodos tokių dalykų visiškai pakanka, ir kurias kiekvienas pats savo gali atrasti, kas jam yra naudingiausia ir kas reikalingiausia tuo metu kūnui. Jo, atrodo, gal ir priklauso, žinai, nuo žmogaus, aš visada kažkaip jau gal virš metų darydavau ten 10 minučių jogą, tik atsikėlus ir tai, žinai. Ir pastaraisiais mėnesiais supratau, kad aš nebenoriu tos jogos daryti. Ir aš darau kaip tu, žinai, muzikos pasileidžiu ir tiesiog judu. Tai irgi galbūt kažkiek priklauso ir nuo gyvenimo etapo, žinai, ar to statiškumo norisi, ar kažkokio kūrybiškumo gal trūksta. Bet esmė, žinai, daryti tą veiksmą ir leisti savo judėti. Ir visada būna bestritai, kai aš pajudu. Žinai, niekad nebūna bestrytas, kai aš tiesiog kimarinu, žinai, sėdėdama ofise ir ten nieko nepajudėjus ir po to dar nieko nedarau. Tai tikrai... Tiek aš, kaip suprantu, myliu judesį, tiek tu. Ir pabaigai, nežinau, galbūt nori kažką dar pasakyti, ko nepasakei klausytojams, ar palinkėti kažko prieš užbaigiant. Sakyčiau, galbūt tiesiog labiau įsiklausyti save visą laiką ir pagalvoti, ko man reikia šią akimirką ir nebijot priimtų savo poreikių ir bent jau minimaliai kažkiek vadovautis galbūt tuo kūnišku tokiu paprasčiausiu signalu, ką man šiuo metu sako kūnas. Tai jo, sakyčiau taip, kalbant apie judesį, tiesiog nebijoti įsiklausyti judesį
ir mažiau gyvent galvoj, bet daugiau tiesiog būt. Ačiū, puikus palinkėjimas, tikrai. Tai ačiū tau, kad atvykai, ačiū už pokalbį, kai visada įdomu buvo kalbėtis. Ir kaip ir sakė, jaučiu, kad aš grįžtu namo ir dar tiek daug temų naujų atsiveria, kur aš net nebuvau, galvojus apie tai. Tai tikrai esu tau labai dėkinga. O klausytojams taip pat ačiū už dėmesį. Nepamirškite sekti mus Facebook, Instagram bei TikTok platformose. O jei norite mus paremti, tai padaryti galite Contribui platformoje. Dar kartą ačiū ir iki kito karto.